Kaip jums žinoti, ar tikrai reikia regos lazerinės korekcijos? Geriausi kandidatai, žvelgiant į amžių, yra nuo 18 iki 45 amžiaus žmonės. Dažniausiai jie yra jauni, kad neturėtų ir akių tam tikrų uždegimų nuo kontaktinių linzių nešiojimo problemų, taip pat nenešiotų kontaktinių linzių iki operacijos tam tikrą laiką. Tai mes įvertinam konsultacijos metu, ir kaip minėjau, stabilumas, kad jis būtų vienus metus stabilus, kaip optikos atžvilgių arba vadinamoji trumparegystė, toliaregystė, stigmatizmas nesikeistų akinių arba lęšių receptas apie metus laiko. Tai neturint gretutinių ligų, būnant akims sveikoms ir tinkamo amžiaus bei stabiliai optikai, jūs esat puikus kandidatas. Kadaise buvo tai žymiai brangesnis malonumas, reikėjo galbūt galvoti, kad turėsiu kažko atsisakyti, tačiau dabar tai yra kainuojanti operacija, taip grubiai tariant, apie 1000 eurų už abi akis. Tai tokią sumą 30-mečiai tikrai irgi linkę ar pasitaupyti, ar skirti. Jaunesni, tarkim, studentai yra, tarkim, metodų ir galbūt šiek tiek pigesnių, tačiau jeigu taip pažiūrėjus ir paskaičiavus, tai jeigu leidžiat savo vieną kavos puodelį per dieną išgerti mieste, tai po metų jūs galite sau leisti lazerinę regos korekciją.